Demografiniai tyrimai paprastai taikomi šiuolaikinės visuomenės procesams nusakyti. Tai svarbus visuomenės valdymo instrumentas. Nuo gimstamumo, mirtingumo ar migracijos rodiklių priklauso valstybių gerovė, o kartais net jų išlikimas. Istorinės demografijos sritis gimė palyginti neseniai. Laidoje sužinosite, kaip istorikai ir istorinės demografijos tyrinėtojai sugeba suskaičiuoti prieš 100 metų gyvenusius žmonės. Kodėl valdovai įvairiais laikais, pradedant gubernatoriumi Kvirinijumi judėjoje 6 mūsų eros metais, ne kartą mėgino kuo tiksliau surašyti žydų bendruomenę ir kodėl šios tautos atstovai iki šiol tiesiog paniškai bijo būti suskaičiuoti. Tad kas yra istorinė demografija ir kam jos reikia? Visiškai naujas dalykas, kurio tikslas pabandyti suprasti ankstesnių laikotarpių populiacijas, kai yra šaltiniai pakankamai mišrūs, pakankamai skirtingi ir nuolat dirbam kaip su tam tikrų galvosūkių. Tai yra pabandyti suprasti ir pritaikyti vienus ar kitus metodus, gauti informaciją apie žmones, apie šeimas, apie namų ūkio struktūrą ir panašius dalykus. Bet iš kur gauti patikimą informaciją? Kartais praverčia archeologiniai duomenys. Pavyzdžiui, Viduržemio jūroje 3 amžiuje nuskendusių laivų liekanų buvo aptikta 40% mažiau negu 1 mūsų eros amžiuje. Tai leido spėti, kad Romos imperija tuo metu išgyveno nuosmukį, o jos gyventojų sumažėjo nuo 70 iki 50 milijonų. Tačiau dažniausiai analizuojami rašytiniai šaltiniai. Biblijoje yra pirmą kartą kalbama apie žmonių surašymus ir neporeikį žinoti žmonių skaičių. Ir kai kuriais atvejais netgi pasiekmes, kas būtų, jeigu žydai skaičiuotų savo tautos narių skaičių. Iš esmės, kalbant apie šiandienos mokslui įprastai naudojamus šaltinius, jeigu jūs užklausite apie archeologiją, nėra pakankamai daug galimybių ir variantų iš tikrųjų kalbėti globaliai apie populiaciją. Daugelį atvejų mes galim matyti tik tam tikras tendencijas, tai yra remiantis kapinynų užlaidojimų, remiantis vienu ar kitų gyventojų tyrimais. Vakarų Europos tyrėjai naudojasi parapijų knygomis, kuriuose gimimai ir mirtis pradėti registruoti apie 1500 metus, civilinės metrikacijos įrašais ir panašiai. Nacionaliniai gyventojų surašymai prasidėjo apie 1800 metus. Mokslininkams praverčia ir genealogijų analizė. Didžiojoje Britanijoje gyventojai buvo surašomi nuo 17 amžiaus. Tam tikras lūžis būtent domėjimosi iš tikrųjų istorinė demografija akivaizdžiai yra susijęs su tuo, jog įvyko ryški pakraipa į kasdienybės istorijos studijas. Tai yra iš esmės istorinė demografija yra tai, kas gali paaiškinti žmonių migracijas, kaip minėjau, šeimos struktūrą ir panašius dalykus. Ir tai yra iš esmės mūsų kasdienybės arba anksčiau gyvenusių žmonių kasdienybės dalis. Tai iš esmės kasdienybės tapimas viena iš tokia dominuojančių arba pakankamai populiarių temų paskatino ir istorinės demografijos raidą. Gyventojų skaičių prieš istoriniais laikais labiausiai lėmė gamtinės sąlygos ir mūsų protėvių tarpusavio konkurencija. Vis tankiau gyvenamuose viduramžių miestuose ėmė dominuoti tokie reguliuotojai kaip epidemijos. Būta ir sąmoningų mėginimų keisti gyventojų skaičių. Manoma, kad vienas iš kryžiaus žygių ideologinių motyvų – sumažinti perpildytų Europos miestų socialinės ekonominės problemas, skatinant kuo daugiau žmonių ieškoti garbės ar turto pažadėtoje žemėje, kartu atliekant religinę misiją. Pagrindinis dalykas vertė žmonės judėti, arba vienaip ar kitaip tokiu drastišku būdu, kaip kad jūs dabar paklausėt, spręsti populiacijos pertekliaus. Problemas tai yra maistas, tai yra galimybės užsiauginti ir galimybės apsirūpinti maistu. Kita tokia tam tikra populiacijos šluota buvo marai, kurie vėlgi labai smarkiai pravalydavo populiaciją. Ir mes tokią pat situaciją turime Lietuvoje. Tai yra 18 amžiaus pradžia marai, kurie vėlgi, jeigu imtume mūsų kontekstą, lietuvišką kontekstą, labai smarkiai pakeitė Lietuvos miestų ir miestelių socialinę struktūrą ir demografinę struktūrą. Tai yra išmirus krikščioniams, miestų gyventojams, miestų savininkai suvokė, jog vienintelė urbanizuoti miestus galinti jėga yra žydai. Po 1710 metais LDK nusiaubusio maro ir dėl 18 amžiaus pradžioje vykusio šiaurės karo gyventojų čia labai sumažėjo. Kai kuriuose regionuose net perpus. Karas, maras ir badas – nelaboji trijulė smarkiai retinanti viduramžių populiaciją. Tačiau šis kataklizmas sukėlė ir esminį pasaulėžiūros lūžį. Valstybių valdovai suvokė, jog žmonės yra turtas, kad yra tam tikri žmogiškieji resursai.
Ir išsiplėtus miestams ir žemės ūkiui tapus nebe tokiam ekstensyviam, mes jau tikrai galim kalbėti apie viduramžių pabaigą, ankstyvuosius moderniuosius laikus, kai tokių drastiškų tokių populiacijos reguliavimo būdų, kaip kad jūs minėjot kryžiaus žygių atvejai, buvo pradėta vengti. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto mokslininkai kartu su kolegomis iš Izraelio, Vokietijos ir Austrijos vykdo projektą Istorinės demografijos tyrimai ir jų taikymas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žydų surašymo pavyzdžių. Lietuvoje ir anksčiau buvo mėginama nustatyti, kiek LDK ar Lenkijoje vienoje namų valdoje gyveno žmonių. Tačiau niekas iki šiol nėra bandęs tyrinėti šeimos, profesinės struktūros, taip pat dirbti ne su pavieniais šaltiniais, o su visų žydų surašymų kompleksu. Beveik 1000 rankraštinių puslapių. Specializuojamės ties gana specifinių šaltinių Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tai yra 18 amžiaus pabaigoje darytais keliais žydų surašymais. Tai yra, jeigu imtume bendresnį kontekstą, tai būtų iš esmės pirmieji pagal tam tikrus demografinius standartus atlikti žmonių surašymai Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Nes visuotinis gyventojų surašymas, kaip žinia, įvyko 1790 metais, tuo tarpu pirmą kartą žydus pabandyta surašyti keliais dešimtmečiais anksčiau, tai yra 1764 metais. Kodėl žydai tapo pirmojų surašinėtojų taikiniu? Valstybė siekia, kad jie mokėtų daugiau mokesčių, nes egzistavo itin stiprus žydų turtingumo stereotipas. Be abejo, turtas Lietuvoje buvo surašomas ir anksčiau, tačiau surašyti žydus visais laikais buvo nelengva. Mat, remiantis vieno Biblijos siužeto interpretavimu, šioje tautoje susiklostė įsitikinimas, kad suskaičiavus žydų vyrus, jie išmirs. Taip nutiko, kai karaliui Dovydui suskaičiavus savo karius, išmirė visa 70 000 armija. Esant neišvengiamam poreikiui žydams sužinoti jų skaičių, skaičiuojama ne 1, ne 2 ir taip toliau. Todėl mokesčių mokėjimo tikslais dažniau siekiama įvertinti tik šeimų turtą ir jį apmokestinti. Tačiau grįžkime į Lietuvą. Nuo XIX amžiaus pradžios mokslininkai svarstė apie galimą žydų skaičių abiejų tautų respublikoje, dažniausiai jos lenkiškoje dalyje ir rečiau Lietuvoje. Buvo manoma, kad jis kur kas didesnis negu pateikia surašymai. Nepaisant to, kad šitą klausimą kelis kartus buvo bandyta spręsti, šiandien mes turime visiškai kitokias galimybės, negu kalbam apie XIX amžiaus arba XX amžiaus pradžios tyrinėtus. Ir iš tikrųjų pasitelkiam keletą papildomų gretutinių šaltinių ir darant tokią, kaip mes tarpusai vadinam, kryžminę šaltinių apklausą. Tai yra, tarkim, padegėlių iliustracijos. Tai yra žmonių, kurie deklaruoja savo nuostolius po miesto ir miestelių gaisrų. Ir yra tam tikra prielaida, kad jeigu patyrė nuostolį ir turi potencialią galimybę gauti vienokią ir kitokią kompensaciją, tai tą nuostolį įsivardinsi. Kita grupė šaltinių – bažnyčios atlikti parapijų gyventojų turto infrastruktūros surašymai. Ir trečia grupė – skirtingų valdų inventoriai, kuriuose pateikiami duomenys apie konkrečioje vietovėje gyvenančią žydų bendruomenę, bet ne apie realią bendruomenės struktūrą. Kodėl tą reikia žinoti? Tyrimai, kuriuos mes dabar atlikom, rodo iš tikrųjų, kad daugiau, faktiškai ko ne pusė žydų, kurie yra priskirti vieno ir kito miesto ar miestelio bendruomeniai, realiai negyvena nei mieste, nei miestelėje. O verčiasi įvairiais su kaimo vietovė susijusiais verslais, tai yra dvarų nuoma, tai yra karčiamų nuoma ir panašiai, ir realiai negyvena tą mieste, prie kurio yra prirašyti. Kodėl inventoriuose tiek mažai žydų? Dauguma jų tapdavo bendruomenės nariais ir per ją mokėdavo valstybinius mokesčius, išlaikydavo bendruomenės infrastruktūrą. Svarbiausias priklausomybės bendruomeniai požymis buvo ne fizinis buvimas jos teritorijoje, o mokesčių mokėjimas. Dėl šios priežasties ir atsiranda skirtumas tarp žydų surašymuose ir konkrečių valdų inventoriuose pateikiamų duomenų. Tam, kad apibūdinti populiaciją, istorinės demografijos požiūrį, vienas pagrindinių kriterijų tai yra surašytų žmonių amžius. Mes šito duomens neturim. Tai yra, mes taikom istorinės demografijos metodus, neturėtume vieno iš pagrindinių segmentų. Tad pakankamai stipriai sukom galvą, kas galėtų pakeisti. Kas galėtų pakeisti ir amžių, kurio mes neturim, nes žydų surašymuose buvo surašyti asmenys abiejų lyčių vyresni negu 1 metų. Mažamečiai vaikai nebuvo registruojami, kadangi jų mirštamumas iki 5 metų buvo pats didžiausias. Todėl vaikai iki 1 metų nebuvo surašomi, siekiant išvengti paklaidos. Tačiau tyrėjams pavyko rasti būdą, kaip suprasti šeimos struktūrą. Pagelbėjo tai, kad yra nurodytas daugelio atveju giminystės ryšys.
giminystės ryšys leido apeiti amžių ir kalbėti apie kartas. Ar ne? Tai yra tam tikrą prasme visiškas adaptavimas ir standartinio istorinės demografijos metodo LDK laikotarpio šaltiniams arba ankstyvųjų modernių laikų šaltiniams, kuomet stinga vieno ar kito dėmens, kuris yra standartiškai taikomas. Nes iš esmės, kalbant apie mūsų regioną, tai istorinės demografijos tyrimai daugelio atveju remiasi XIX amžiaus šaltiniais. Atliekant tyrimą buvo dirbama su dviem surašymais 1764 ir 1784 metų žydų surašymais. Reiktų prisiminti, kad 18 amžiaus LDK tai teritorija keletą kartų didesnė už dabartinę Lietuvą. Ją sudarė dabartinė Lietuvos teritorija, dalis Latvijos, visa Baltarusija. Tuo metu LDK ribojosi su Rusija. Nors projektas dar nebaigtas, jau dabar galima teigti, kad vienos gyventojų grupės demografinių rodiklių analizė leido mokslininkams sulaužyti istoriografijoje įsigalėjusius kai kuriuos stereotipus. Galim pasakyti, koks iš tikrųjų realus arba beveik realus įvertinant surašymų netikslumą, ar ne, yra žydų skaičius valstybei. Ir iš tikrųjų mes negalim kalbėti nei apie milijoną, kaip kad yra įsivaizduota amžininkų, negalim kalbėti, kaip kad įsivaizdavo istoriografija, mes realiai kalbam apytiksliai apie 150–160 tūkstančių žmonių, beveik tolygiai pasklidusių po visą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės visuomenę. Anksčiau buvo manoma, kad miesteliai, kur žydai sudaro daugumą, Lietuvoje pradėjo formuotis 18 amžiaus viduryje. Tyrimo duomenys tą paneigia. LDK žydai gyveno ir miestuose, ir kaimuose, nes miestelio ekonominė būklė juos ne visada tenkino. Paprastai sakant, jiems trūko klientų. Žydams buvo patrauklus kurtis dideli miestai arba miestai ir miesteliai, apie kuriuos buvo išvystyta infrastruktūra. Tai yra, mes turim iš esmės dvi tokias schemas. Tai yra, kuomet žydai gyvena pakankamai tankiai vienam ar kitam mieste. Šiandien mums turbūt būtų sunku įsivaizduoti, kad Vilniuje 18 amžiaus antroji pusėje 4,5 tūkstančio žydų bendruomenė pačiame mieste. Ar ne? Su Vilnium gali konkuruoti tik tai Brasta, Gardinas, truputėlį mažiau yra Jurbarke, lygiai taip pat yra Kėdainiai, ar ne, kur yra didžiulės bendruomenės orientuotos iš esmės į patį miestą. Tačiau žydai neretai gausiai gyvendavo ne mieste, o dvaruose arba užeigose aplink jį. Prie kai kurių miestų tokių užeigų veikdavo daugiau nei 100. Pavyzdžiui, Breslaujoje tik 8% žydų bendruomenės narių gyveno mieste, visi kiti aplinkiniuose dvaruose. Vadinasi, kitų tautybių miestiečiais, kurie nuolat skundėsi žydų konkurenciją miestelėje, ne visada verta tikėti. Mes kalbam apie fenomeną, kuris yra visiškai nebūdingas vakarų Europai. Mes kalbam apie tai, kad pusė Lietuvos žydų bendruomenės gyvena kaime. Ar ne? Tai yra tam tikras visiškai naujas požiūrio kampas, kuris iš tikrųjų leistų visai kitaip suprasti ir miestą, ar ne, kaip tokį, ir apskritai kaimo teritorijos gyventojus. Tęsdami projektą, mokslininkai ketina tyrinėti, kokia buvo Lietuvos gyventojų sudėtis ir pasiskirstimas 18 amžiaus pabaigoje. Pasitelkus didžiųjų duomenų analizės technologijas, kur kas lengviau pastebėti įvairius netikėtus dėsningumus. Tokie palyginimai leidžia kur kas daugiau pasakyti apie praeities žmonių kasdienybę, jų valdytą nuosavybę, apie įvairių socialinių ir religinių grupių elgesį, tarpusavio santykius. Taip pat gimsta istorija, sugriaunami nusistovėję, bet kartais klaidingi mitai. Jeigu imtume 18 amžiaus pabaigą, kuomet miestų savininkai pradeda kviesti žydus, tai yra vėlgi iš esmės situacijos buvimas be išeities. Tai yra turėti miestą, kuris negeneruoja pajamų, yra tiesiog nuostolinga. Lygiai tas pats yra su valstybe. Turėti valstybę, kuri negeneruoja pajamų ir negali savęs išlaikyti, irgi yra didžiulė problema, kurią reikia spręsti. Tai va, tam tikrą prasme, istorija mus šiek tiek ir moko, ir turbūt, kad pasiteisina ta tokia standartinė frazė, ir ne, kad galima mokyti iš istorijos ir tiesiog ją žinoti, suprasti ir vertinti save istoriją.